Sveiki, mano vardas Jeff. Prieš daugiau nei 10 metų išgyvenau mirties patirtį, kuri visiškai pakeitė mano gyvenimą. Žvelgdamas atgal, dabar matau, kad viskas prasidėjo maždaug prieš 6 mėnesius iki tos patirties. Po daugelio metų šokinėjimo parašiutu ir įvairių traumų mano nugara neatlaikė, prasidėjo stiprus skausmai. Gydytojai man paskyrė opioidinius vaistus skausmui numalšinti. Pradėjau juos vartoti ir netrukus prasidėjo visa virtinė problemų. Negalėjau normaliai vaikščioti, praradau darbą, nes tiesiog nepajėgiau dirbti. Lyg būtų maža to, susirgau pneumonija. Vos spėjau pasveikti, susirgau antibiotikams atsparia bakterinė infekcija. Tuo metu visas gyvenimas pradėjo atrodyti kaip nesibaigianti nelaimių grandinė. Vieną vakarą vartojau paskirtus opioidinius vaistus. Skausmas buvo toks stiprus, kad netyčia išgėriau per didelę dozę. Apsvaigau taip stipriai, kad net nesuvokiau, kiek tablečių jau buvau išgėręs ir išgėriau dar. Netrukus pasijaučiau dar blogiau. Nuėjęs į vonios kambarį pradėjau smarkiai vemti, pradėjau drebėti ir prakaituoti taip stipriai, kad atrodė, jog visas kūnas dega. Galiausiai, nebegalėdamas išsilaikyti ant kojų, nugriuvau ant grindų. Ir paskutinis, ką atsimenu, jog pamačiau save gulintį ant grindų. Aš buvau ne savo kūne, žiūrėjau į save iš šalies. Kai tik tai suvokiau, mane akimirksniu įtraukė į šviesos tunelį ir pradėjau skrieti. Skriejau milžinišku greičiu, tačiau nejaučiau jokio vėjo. Kelionės metu pradėjau prarasti visus ryšius su fiziniu pasauliu. Akimirksniu dingo visi prisirišimai prie fizinio pasaulio. Ir kai sakau visi prisirišimai, turiu omenyje mylimus žmonės, materialius daiktus, bet kokius rūpesčius ar problemas. Viskas, ką turėjau Žemės planetoje, tiesiog išnyko. Vienintelis dalykas, kurį tuo metu išlaikiau savyje, buvo mano sūnus, kuriam tuomet buvo 4 metai. Tai buvo vienintelė priežastis, vienintelis gailestis man išeinant, kad palieku savo 4-metį sūnų ir jam teks augti šiame pasaulyje be tėvo. Tai buvo vienintelis dalykas, kurį turėjau mintyse. Taigi, mano galvoje sukosi mintis, vadinasi, aš mirštu ir tikriausiai būtent taip atrodo mirtis. Atsidūriau kažkokioje sferoje. Ten manęs laukė 3 šviesos būtybės. Tai buvo visiškos besąlyginės meilės vieta. Per visą savo gyvenimą Žemėje nebuvau patyręs nieko panašaus. Priešais mane stovėjo 3 šviesos būtybės. Iš jų sklido šiluma, ramybė ir begalinė meilė. Ir tuomet prasidėjo mano gyvenimo peržiūra. Pradėjau matyti visą savo gyvenimą iki smulkiausių detalių. Tačiau tai buvo daug daugiau negu prisiminimai. Jeigu buvau padaręs kažką gero kitam žmogui, galėjau pajausti jo džiaugsmą, dėkingumą ir palengvėjimą. Jeigu buvau ką nors įskaudinęs, savyje tiesiogiai jaučiau jo skausmą. Tas skausmas persmelkdavo visą mano sąmonę ir tas skausmo jausmas buvo 1000 kartų stipresnis negu mes jaučiame Žemėje. Jaučiau didžiulę kaltę, gėdą ir atsakomybę už tai, ką buvau padaręs. Kol visa tai vyko, 2 būtybės pasitraukė į šoną, o 3 liko šalia manęs. Kai pasirodydavo situacijos, kuriuose buvau pasielgęs neteisingai, ji man sakydavo: kitą kartą daryk štai taip. Čia pasielgiai neteisingai, bet kitą kartą pasirink kitokį kelią. Tai nebuvo smerkimas ar kaltinimas, tai buvo švelnus pamokymas, tačiau mano sąmonėje tai sukeldavo gilią kaltę ir graužatį, kad pasielgiau blogai. Po gyvenimo peržiūros manęs paklausė: ką gali pasakyti apie savo gyvenimą? tą akimirką supratau, kad nėra jokio pasiteisinimo tam, ką žmogus padaro.
Ir aš atsakiau, jog man niekas niekada neparodė, kaip reikia gyventi. Ir tikriausiai aš turėsiu iš naujo gimti žemėje ir viską pradėti iš naujo. Tebūnie taip, nes tai, ką jaučiu čia, yra nuostabiausia būsena, kokią kada nors esu patyręs. Ir su šia mano mintimi viskas pasikeitė. Atrodė, tarsi atsivėrė pats dangus. Priešais mane pasirodė milijonai šviesos būtybių. Jų buvo nesuskaičiuojama begalė. Fonas priminė kosmosą be žvaigždžių, tamsą, kurioje buvo matomos tik švytinčios būtybės. Ir visos jos pradėjo man kalbėti. Jų balsas buvo tarsi griaustinis, nepaprastai garsus ir viską užpildantis. Man pasakė, kad jeigu grįšiu į žemę, gausiu žinių, kaip gyventi geresnį gyvenimą. Tačiau kartu turėsiu perduoti tas žinias ir kitiems. Taip pat man pasakė, kad žmonija eina susinaikinimo keliu dėl savo neteisingo mąstymo. Žmonėms tik atrodo, kad jie naudojasi laisva valia, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Žmonės neišnaudoja savo laisvos valios, mąstydami neteisingai ir taip prarasdami kitus pasirinkimus. Žmonės yra nukreipiami tam tikrą mąstymo kryptimi ir savo neteisingais pasirinkimais taip pakenkia savo. Tuo metu man tapo prieinamos visos žinios. Jos į mano sąmonę atėjo tiesiog srautu ir vienu momentu pajutau, kad nebesugebu viso to priimti. Bet dar nespėjus man mintyse to pasakyti, viena šviesos būtybė pasakė: nesistenk dabar suprasti visko, kai sugrįši, prisiminsi tik tai, ką turi prisiminti. Vienas svarbiausių buvo: mylėk viską ir nieko nebijok, nes baimė yra žmonijos naikintoja, ir žinok, jog Dievas yra. Tačiau tai nebuvo kvietimas tikėti, tai buvo kvietimas žinoti. Ir tuomet man pasakė, kaip sugrįžti. Turėjau susitelkti į tai, ką gyvenime myliu labiausiai. Kai pažvelgiau atgal, supratau, kad jau buvau paleidęs beveik viską, tačiau nepaleidau savo sūnaus. Susitelkiau į jo prisiminimą ir akimirksniu atsidūriau tunelyje ir nuskriejau atgal į savo gyvenimą. Kai sugrįžau į savo kūną, sugrįžo ir skausmas. Atsimerkiau ir pradėjau verkti. Niekada gyvenime nebuvau patyręs tokios ypatingos nenusakomos meilės. Tai buvo pati nuostabiausia vieta, kokioje tik esu buvęs. Ir aiškiai žinojau, kad tai įvyko iš tikrųjų. Ir nuo tos dienos prasidėjo visiškai naujas mano gyvenimo etapas. Po mirties patirties atsirado intuicija, kokios anksčiau neturėjau. Pradėjau matyti žmonių skausmą, o žvelgdamas į akis galėjau pajusti jų vidines žaizdas. Taip pat pradėjau jausti ypatingą ryšį su gamta. Mano mirties patirtis nebuvo vien tik kelionė į anapus. Per tuos metus sutikau daugybę žmonių, kurie išgyveno mirties patirtį, bet bijojo apie tai kalbėti. Todėl labai vertinu galimybę papasakoti savo istoriją. Dėkoju Jums, kad klausėtės mano pasakojimo.